Kas čia darosi? Kodėl bitkoinas nukrito prie 110 000? Kodėl bitkoinas dabar kainuoja 110 000? O kainavo 121 000. Kodėl nukrito? Kaip čia suprasti? Tau reikia paaiškinti, kodėl bitkoinas nukrito prie 110 000, labai viskas paprasta. Vieni naudoja techninę analizę, kiti naudoja fundamentalią analizę. Bet jeigu žiūrėsime pagal techninę analizę, galima suprasti ir pamatyti, jeigu iš tikrųjų tu suvoki, kad rinka kilimo metu visą laiką daro grįžimą. Tai reiškia, kad pagal time frames mes galime pasižiūrėti, kur dabar rinka nusileido ir kodėl jinai nusileido. Kodėl grįžta į prieš tai buvusias struktūras. Dėl to, kad yra toksai dėsnis. Reikia suprasti techninę analizę, tu gali daug ką tada suprasti. Tada važiuojame, pasižiūrime, kas vyksta šiuo metu bitkoinu. Sveiki. Na kągi, pažiūrėkime, kas darosi su bitkoinu, kodėl dabar kainuoja 110 000. Ar galimas jo atšokimas, ar ne, ko galime tikėti, sakykime, šiuo metu iš bitkoino. Pagal savaitinį grafiką, ką mes matome? Mes prieš tai turėjome, aišku, čia galima į mėnesinį grafiką pasižiūrėti, mes turėjome impulsinę judėjimus, gal vėl matome, turime didelį impulsinę koją pagal didesnį time frame. Bet tuo pačiu, sakykime, suformavo vėl impulsinį judėjimas ir vėl pralaužė rezistus ir padarė naują impulsą. Bet matome, kaip tas pralaužimas įvyko, toksai galim sakyti netgi feikinis pralaužimas, su viena žvakė pralaužė ir dabar leidžiasi žemyn. Bet tuo pačiu šitos impulsinės kojos formavimui taip pat yra sudaryta struktūra. Tai yra impulsinė judėjimas, impulsinė ir vėl grįžo į suportuką, būtent į šitą suportą. Ar tai bus jo pabaiga, sakykime, šito suporto, šitoj vietoj, būtent šitos konsolidacijos, ar jisai rinka atšoks nuo šitos vietos ir pradės kilti toliau į viršų. Matome, dar sykį nori atšokti, bet pasižiūrėsime giliau, kodėl nori atšokti. Man buvo svarbu taip pat jo kilimo metu grįžimas buvo į konsolidaciją. Matom, yra jos konsolidacija, grįžo, padarė dodžą. Dodžą tai yra ta žvakė, kuri parodo neapsisprendimą, ką rinka nori daryti. Tai arba kilti, arba kristi. Ir matome, vėl grįžo į būtent tą pačią vietą, nuo kurios ir jinai atšoko. Bet tada reiškia, kad šitoje vietoje kažkas yra ypatingo. Kodėl jinai šioje vietoje susitraukinė? Ar gali būti, sakykime, tolimesnis augimas ar ne, ar galimas tolimesnis pakritimas, sakykime, plius, minus, gal netgi iki apatinės dalies, suformuojant naują impulsinę koją. Tai pasižiūrėkime pagal dieninį grafiką. Dieniniam grafike mes matome, turėjome impulsinę, judėjimas gal vėl darė naują, kaip ir galima naują impulsinę koją. Bet biškį sustokime šitoj vietoj ir matome, kad čia mes turime ką? Šitoj vietoj konsolidacija. Tai reiškia, kad mes turime rezistą, nes jisai pralaužė, matom, prieš tai buvusią struktūrą. Šitą vietą dabar suformavo naują impulsinę koją ir vėl jam reikėtų kaip ir pralaužimo. Jeigu, dabar yra labai svarbus aspektas, du variantai, kokie galimi. Rinką matome prieš tai sudarė vėlgi, impulsinę, judėjimą gal ir vėl naują impulsinę. Tai reiškia, kad jo grįžimas galimas iki suporto, iki plius minus šitos vietos ir vėl galimas jo pakritimas. Bet tas pakritimas arba suformuoti naują impulsinę koją pralaužiant prieš tai buvusią rezistą, arba nuo šitos vietos plius minus jau pradėti vėl atšokimą ir lipti gal netgi į pralaužimą. Bet turi pralaužti šitą spyglį. Būtent šitą spyglį turi pralaužti ir padaryti pralaužimą tam, kad galėtume identifikuoti ir numatyti galimo jo, sakykime, kaip trendo formavimosi į bulius ir pradėti kilimą, sakykime, tolimesnį į viršų. Bet šiuo metu yra labai svarbi šita vieta. Jeigu jinai atėjus šičia atsimuš ir nusileis ir matysime, kad nuo šičia atšokinėja nuo šitos mini konsolidacijos ir taip pat nuo šito rezisto, tai didelė tikimybė, kad jinai gali dar įeiti į viršutinę dalį. Pažiūrėkime 4 valandų, kaip atrodo šitą visą konsolidaciją. Matome, turime konsolidaciją ir viršutinė yra konsolidacija. Tai yra dvi vietos, kur yra konsolidacija. Čia ir taip pat čia. Tai yra dvi zonos, į kurias jinai gali suveikti. Tai būtent šičia ir taip pat čia. Tai plius minus. Tai yra jo apačia ir viršus. Tai būtent šitos dvi vietos, kurios gali duoti įtaką tolimesniam jai kilimui arba kritimui. Tai va čia yra labai svarbus momentas šiuo metu, žiūrint, kas gali būti, jeigu būtų. Bet neatmeskime šitų dalykų, kad tai yra dvi vietos, pažymėsiu šio kaip pirmą ir antrą vietą, kurias turėtų jisai pralaužti. Tai jeigu jisai pralauž, sakykime, bitkoinas pralauž antrą vietą, šitą būtent spyglį
ir bus pralaužimas ne su spigliais, o su kūnu, sakykime, žvakės kūnu pralaužimas, galima vėl pakritimo, paskui vėl gali, jeigu bus jau tokio principo augimo, tai didelė tikimybė, kad toliau bitkoinas pradės toliau augti viršų. Bet atkreipiam šitą dėmesį į šitas vietas ir žiūrime, ką toliau rinka darys.